Labas, Gintaute. Taip, žiūrėsim tavo likusius metus, ar ne, kas mums beliko, ir žiūrėsim 2026 metus. Taip, Gintaute. Taigi, pas mus liko lapkričio savaitėlė, ar ne, ir gruodis. Taigi, žiūrėkim. Gintaute. Lapkričio savaitėlė ir gruodis. Taigi, kas tavęs laukia lapkričio pabaigoje? Aha, abejoji. Nu, jau žiūrėkim, kaip kortas parodys, ar ne, kas yra aktualiausia. Negaliu ištraukti. Kas yra aktualiausia dabar šiai savaitėliai. Taip, abejonės čia galbūt iš vyriškio labai daug galvoja, ar verta atnaujinti santykius. Vat taip klostosi, ar ne. Norėtų kažkokių perspektyvų, ar ne, norėtų kažko apčiuopiamo, bet galbūt išblokavęs, galbūt nebendraujat, galbūt ryšys yra nutrūkęs, tačiau jis būtų nieko prieš. Na ir dar viena. Dabar taip. Pum. A dabar atsargiai. Žiūrėk. A dabar labai atsargiai. Yra labai blogas poveikis. Nežinau, tau reikalinga ko gero apsauga, nes ant tavęs yra blogas poveikis. Kas ką daro, čia dar klausimas, bet arba yra prisirišimas didelis prie šito žmogaus, didžiulis prisirišimas, ar ne, arba jau buvo daryta kažkas, arba kaip čia, kažkas karminio, pavyzdžiui, taip gali būti irgi, ar ne, tą žmogų negali paleisti, negali nieko padaryti ir jis yra kaip pririštas, ar ne. Čia kažkoks pas tave negerumas. Na, tikėkimės, kad čia magijos nėra, bet variantas, kad jinai gali būti, taip gali būti. Bet manau, galbūt tai daugiau karminis toks momentas, ar ne? Šitą. Nes va čia yra tas momentas, kad galbūt tu nori, galbūt jis nori grąžinti, galbūt tu jį jau grąžinai, tarp kitko. Nes ar jis sugrįš, vat klausimas, jis turėtų sugrįžti, štai grįžimo kortą, jis turėtų sugrįžti į sąjungą, į šeimą. Jeigu tai aktualu, nes man kortos, vat, pirma informacija, kurią tu turėtum žinoti. Viskas, uždarom šitą. Uždarom šitą. Tvarkoj. Viskas, gruodis. Kaip tau praeis gruodis? Ko tikėtis tau už gruodžio? Žiūrėk, jeigu tu manęs neklausei, nebuvo tokio užklausimo kaip santykiai, bet man rodys vis tiek, pavyzdžiui, aktualiausia yra santykiai, tai dėja teks man tau išvardinti ir iš santykių pusės kažkokias tai aspektus, kažkokias tai momentus. Tad jeigu jie neįėjo į tavo prašymą, na, dėja kitaip nebus. Taigi, gruodis, kaip tau praeis paskutinis šių metų mėnuo? Finansai. Žiūrėkim finansus. Abejingai, dėl kažko abejoja finansiškai, bet pasiryžusi. Trampampam. Finansai. Ir vėl, žiūrėk, aš klausiu finansus, man rodo santykius. Žiūrėk, matai? Ir kaip aš besukčiau, tau aktualiausia yra santykiai. Nu, tiek to. Nes galbūt pertrauka, ar ne, pas jūs yra ir.
Ir. Taip. Taigi finansai, parodykit finansus. Finansai kaip. Va, ir finansai, viskas gerai, pagaliau. Taip, kol kas tau neaišku, bent jau gruodis, toks jis pas tave, bet finansų bus, žiūrėk. Finansų bus. Jie bus nedideli, pavyzdžiui, galbūt tu dirbsi savo, ar ne, galbūt kažkur internete, galbūt dar kažką. Jeigu aktualu, ar gausi paskatinimą, taip, gali gauti paskatinimą, kažkokią tai priedą gali gauti, grupinis darbas, seksis puikiai, seksis gerai, milijono nebus. Bus tiek, kiek tu uždirbi. Ir viskas, nebus kažkokio tai milijonų, seksiliardų, ne. Bus paprastai kaip visada. Pinigai nedideli. Labai nedideli. Bet tu liksi patenkinta, darbas bus geras. Sakau, jeigu kažkokie tai aktualūs pasiūlymai ar uždarbis kažkur kitur irgi, jis bus, minimalus, Jeigu pavyks ten, pavyzdžiui, parduoti batus pagal savo nustatytą kainą, super, pavyks. Supranti, jeigu kažką sugalvosi ne savo, pavyzdžiui, darbe reikės kažkokį tai darbą atlikti grupėje, o kai jūs jį atliksit, jis bus geras. Tai vat, kažkokių nuostolių nėra. Jeigu planuosi, pavyzdžiui, mokytis, pasimokyti kažkokiu tai kursu, ar ne, ir gauti kažkokį tai pažymėjimą, diplomą ar dar kažką, taip jis bus sėkmingas. Tu tai, ką suplanavai, tu tą atliksi, tu gausi savo rezultatą. Gruodžiui. Taip, santykiam, aš sakiau, gerai, taip kaip man rodo, santykiam, reiškia, galimai yra pertraukėlė, bet kas čia, kaip ir vyrukas yra, tiesiog gal spaudimas didelis, ar ką. Taip, sveikata. Taip, sveikata gruodis. Sveikata. Taip. Gruodis bus pagal sveikatą vienas dalykas konfliktiškas, jeigu va taip emociškai, ar ne, bus daug nusivylimo, bus daug emocijų nepasitenkinimo, arba mane visi nuvylė, aš jausies, klaikiai jausies, va taip pat emociškai jausies klaikiai, kad tave užduoda, kad tave apkalba, kad tave, visur neteisybė, visur, kur lies neteisingumas, ar ne? Čia toks emocinis fonas. Jeigu liesti dabar vidinį, pagal kūną, žiūrėk kraują, kraujagyslės, širdį. Gali būti, kad pavyzdžiui, galbūt širdelė kažkur, galbūt energetinius geri, ane, ir ten sušlubuos tau kažkas. Žodžiu, širdys pirmoji esmė, kraujas, galbūt pavyzdžiui, geležies trūkumas gali būti, arba dar kažkokiu tai momentu. Faktas pats, okei? Toliau, jeigu atkreipsi laiku dėmesį į tam tikrus savo šitus sveikatos sutrikimus, laiku, tai viskas bus gerai. Sveikata pataisoma, viskas bus gerai. Galbūt gali sužinoti kažkokį tai naujieną labai blogą, ar ne, ir kurį tave tokie galbūt netgi iš vienos pusės įžeis, iš kitos pusės tu sužinosi, pavyzdžiui, tiesą, ir va taip, o Dieve, kaip aš galėjau būti tokia, o Dieve, kiek aš sužinojau. Ir iš vienos pusės emocinis tavo fonas bus va toks sudaužytas, o iš kitos pusės tu pagaliau suprasi, kas kur prie ko, ta prasme, suprasi, kad tavo kas tau yra šeima, kas tau yra draugai, ta prasme, pačią vertybę suprasi. Taip, ir jeigu tau reikės pagalbos, ypač sveikatos klausimų, ar ne, tu gali visada kreiptis savo šeimą, į savo tikrus draugus, ar ne, gali prašyti pagalbos, arba netgi galbūt tau pačiai teks kažkam padėti gruodį, galbūt pas kažką tai nutiks kažkas tokio klaikaus ir vat bandysi jam padėti. Vat toks pas mus gruodis.
toks ir geras, ir malonus, bet dėja, vat, matai, ne viskas taip gerai. Tai va, toks gruodis. Tvarkoj. Pereinam prie 2026. Tai dar kartą paminėsiu, kad finansiškai gruodis yra ties viduriuku, nėra taip, kad tu ten būsi be pinigų ar kažkaip, nestabilus būtų pinigai. Pinigų bus, milijono nebus. Viskas kaip visada, nieko įprasto tokio nebus. Taip. 2026 metai. Kas laukia pirmam pusmetį. Taip, pirmas pusmetis. Finansai. Finansai. Nu super. Taip. Metų pradžia nežada tau, kad vat taip staigiai bus viskas gerai. Turiu omeny finansiškai, kad būtų, reiškia, reikia laiko. Galbūt tu pakeisi darbą ar ne, ir tau laiko reikia įsilieti į tą kompaniją, į tą visumą. Su laiku viskas ne taip greitai, tačiau laikui einant bus sėkminga veikla, sėkmingai suksis, rasi tam tikrų draugų, partnerių, sąjungininkų, kas tau bus aktualu, ar ne. Galbūt į tavo aplinkos ratą grįž žmonės, kurie anksčiau, pavyzdžiui, su tavim dirbo, bendravo arba kažkokias veiklas darė, ar ne. Žodžiu, mum nerodo kol kas, pabrėžiu, čia minutė. Kol kas nerodo mum pinigų sferos, bet jinai, vat ne taip staigiai, kad būtų, bet vėliau jinai įsisuks tvarkingai ir viskas bus gerai. Toliau, pradėsi galbūt kažką naujo ir čia vat dar galvosi apie plėtimąsi, norėsi plėstis kažkur daugiau, galbūt svarstysi apie užsienį. Gal ten kažką pabandyti, galbūt dirbti toj srity, daugiau plėstis, kad ne tik, pavyzdžiui, Lietuvoje, pavyzdžiui, galbūt tu kažkom prekiausi, galbūt tavo paslaugas kažkas pirks ne tik iš Lietuvos, iš kitų šalių, galbūt, ar ne, galvosi ir tavo tas planas, nors tu jį žiūrėsi gerai, bet ir abejosi. Bet šitas planas yra geras ir jis tau galėtų atnešti naujų galimybių, naujų ryšių, gerų pinigų, tarp kitko. Jeigu tai yra samdomas darbas, tau pavyks gerai įsilieti kompaniją, tu atneši kažkokią tai ramybę tai įmoniai, ar ne, ir tave gali, pavyzdžiui, paaukštinti pareigas, ar ne, tau gali duoti kažkokį tai išmokėjimą didesnį, ar gerą algą, gali tave labai greit pastebėti, ar ne, toks su fortūna, tai labai labai gerai. Žodžiu, pirmas pusmetis jis yra labai geras, bet taip, reikės mokintis įnešti tokią taiką, tokią meilę, tokį švelnumą, bet kartu būti ir gana stipriai, gana veržliai, gana kietai, reikės suderinti, reiškia, du tokius savęs parodymo būdus, kai gali būti švelni, minkšta, bet ir kieta, tokia, kaip čia, konkreti ir, tarkim, kai kur galbūt teks netgi per galvas eiti, ar ne, kad tik pasiekti savo. Vat tokį derinį turėsi finansų sferoje. Tai tau žada, žodžiu, sėkmę. Finansuose pirmą pusmetį, tai yra labai gerai. Antras pusmetis. Kaip praeis finansiškai antras pusmetis? Taip.
Antras pusmetis finansų sferoje. Reikės sunkiai dirbti. Galbūt tu dirbsi gal netgi fiziškai daugiau, ar ne? Taip. Darbe, reiškia, seksis gerai, labai gerai. Kažkur teks, pavyzdžiui, apeiti kažkokius tai momentus, ar ne? Reikės išmokti netiesiogiai dirbti, pavyzdžiui, galbūt reikės rasti kažkokią tai, kaip apeiti vieną ar kitą ar trečią kažkokį tai momentą, kad būtų viskas gerai. Pavyzdžiui, greičiau pasidaryti darbus ir anksčiau išeiti iš darbo. Tai čia tik pavyzdys. Ne, reikės mokintis, reiškia, atlikti, bet, pavyzdžiui, greičiau. Atlikti, bet, pavyzdžiui, kažkaip kitaip, ar ne? Tavo tokia specifika bus tokia. Tai nėra gudravimas, tai yra tiesiog vienas iš variantų, kaip greičiau ir tvarkingiau pasidaryti savo darbus. Toliau, jeigu žiūrėti dar iš kitos pusės, darbas bus sunkus, taip, tu jame jausies gana gerai, bet pačiam darbe, bus labai apsukrių žmonių, apgaulingų žmonių ir stebėk aplinką, kadangi ne visi atviri ir tvarkingi ir gražiai kalba, bet už jų nugarų nieko gero nėra. Ta prasme, būk atsargi, nes bus labai daug kas norės tave apkandžioti, pagudrauti, apgauti ar apvogti, irgi būk budri. Taip, darbai darbais, žiūrėk. Darbai seksis gerai, puikiai. Kaip aš tau minėjau jau pirmą pusmetį, kad gali būti paaukštinimas, čia lygiai taip pat sako, kad darbas seksis puikiai. Tu parodysi savo aš, parodysi, kad moki, parodysi, kad gali, tau pavyks dirbti puikiai, bet prie to dar tu parodysi, kad tu pati. Ta prasme, kaip mums rodė, kad tu su visais, bet tu kažkaip atsiribosi ir pati dėl savęs, pati ant savęs, pati savo ir tokia, žodžiu, veikliai būsi. Taip, jeigu galbūt tai bosas ar ne, jis laukia tavo darbas rezultatų, jis mato, kaip tu puikiai valdai viską. Turėsi stebėtojų, reiškia, galbūt tu tas pats valdytojas, jeigu pavyzdžiui tau pakeltų pareigas, tai tik pavyzdys, ar ne, tu gali pati būti tuo stebėtoju ir valdytoju. Tai finansiškai metai bus geri, stabilus, darbingi, jokių nuopolių, jokių nesėkmių nėra. Čia viskas bus labai netgi gerai. Tik tiek, kad turi stebėti žmonės, kurie bus su tavimi neatviri ir kažkaip gali gudrauti. Čia viskas praktiškai. Daugiau nėra ką pasakyti, nes metai finansiškai geri. Viskas. Toliau. Sveikata. Opa. Pirmas pusmetis, kaip sveikata. Pirmas pusmetis sveikata. Taip. Tvarkoj. Dabar žiūrėk. Parodysiu. Bent jau metų pradžioje jausies labai gerai. Čia reiškia, save prižiūrėsi. Reiškia, grožio procedūras atlikinėsi ir taip toliau. Čia yra viskas gerai. Toliau mes turim kažkokius tai pokyčius. Pokyčius. Žinai, aš nežinau, su kuo jie susiję. Sveikatos klausime. Bet darysi kažką, tai pavyzdžiui, galbūt būsi suplanavusi kažkokią tai gal operaciją, būsi suplanavusi. Čia tu turėsi kažkokį tai pokytį, kažką keisi savyje. Pavyzdžiui, gal dietą darysi, galbūt bandysi išvalyti organizmą. Bandysi galbūt ant vegetarų pereiti, ar ne? Čia tik pavyzdys, todėl, kad, tu tiesiog nuspręsi, kad kažką reikia keisti, galbūt žarnyną valysi, ar ne? Taikysi kažkokią tai metodiką, kad viską išvalyti.
galbūt, nežinau, cukraus atsisakysi, ar ne, viską sakysi, aš naudoju tik medų, jokio cukraus, pavyzdžiui. Žodžiu, tu pati kažką bandysi keisti, kažką įvesti savo pati, tvarką kažkokią tai bandysi organizme, jinai seksis puikiai. Ta tvarka, kurią tu bandysi įvesti, jinai seksis puikiai. Toliau. Dabar dar čia sveikata, dar vis mes apie sveikatą. Dabar žiūrėk, jeigu yra ydos, pavyzdžiui, rūkymas, ar ne, galbūt energetinė, galbūt, aš nežinau, kas ką vartoja, ar ne, jų bus ir tu, kaip tik bandysi galbūt atsisakyti rūkyti, ar ne, bet jis liks. Taip, tu bandysi, kovosi ir supranti, kad tau reikia susitvarkyti ir supranti, kad tau reikia kovoti ir kitą likusį pusmetį tu bandysi save ir toliau kontroliuoti, kažkaip su savim kovoti, kažkaip, žodžiu, bandysi save nugydyti, tarkim, taip, ar ne. Toliau, jeigu, pavyzdžiui, pas tave yra kažkokia tai liga, ar ne, tai gali būti bet kas, tai gali būti epilepsija, tai gali būti tokia nepagydoma. Tarkim, taip, jinai yra, bet jinai yra nepagydoma. Taip gali būti netgi, taip, tarp kitko mes dėl sveikatų žiūrėjom, ar ne, kad tau buvo, kad kažkas bus negerai. Tu sužinosi, kad pas tave yra kažkas negerai. Ar širdys, ar kraujas, net nenoriu vardyti, ar ne, bet iš pirmo pusmečio ta žinia tęsiasi toliau ir jinai gali būti bloga dėl sveikatos. Ir čia teks kardinaliai viską keisti. Žiūrėk, dabar čia ne tau, ne, tik paimsiu iš pavyzdžio. Pavyzdžiui, pas mane buvo viena moteris ir buvo labai panaši situacija ir jai buvo epilepsija. Epilepsija, kuri nepagydoma. Ir tiesiog taip gali būti, kad sužinosi kažkokią tai ligą, kuri nepagydoma pas tave. Taip. Tu kovosi, tu bandysi, tu galvosi, kaip, kas, kur prie ko, kaip ją nugalėti, ką padaryti, ko nedaryti. Faktas. Taip, toliau. Rezultatai bus, bet jie bus labai ilgai. Kol tu jų sulauksi, tai labai lėtai vyks. Kažkoks tai gydymas gali būti. Pradžioje tu net nepajusi kažkokiu tai pokyčiu, ar ne? Pokyčių gali netgi ilgai nebūti. Gana ilgai nebūti. Jų bus, pokyčiai bus gera, bet tai ilgai užtruks. Ta prasme gali būti taip, kad tu vartoji vaistus, vartoji ir pokyčių nėra, ir metus, ir 2, ir 3, ir nėra, bet mums rodo, kad galiausiai turi būti geri rezultatai. Tarp kitko, man regis, aš dar užklausiu, nes man regis, kad, gerai, aš į priekį nesakysiu, aš dar užmesiu akį vėliau truputėlį. Tai sveikata yra taip. Tik man nepamiršti užmesti akį, nes man biški toks momentas, tuoj pažiūrėsim mes viską. Tai su sveikata mes, ar ne, aš čia žiūrėjau darbą. Sveikata. Taip, sveikatą mes pažiūrėjom, palauk. Taip, toliau mes pažiūrėjom darbą, sveikatą ir žiūrėkim meilę. Taip, kas pas tave pirmą pusmetį bus ir antrą pusmetį bus. Jeigu aš kažkur netyčia suklydau, parašyk, ar aš iki galo metų pažiūrėjau. Taip gali būti, kad aš kažkur galiu ir suklysti. Taip, dabar žiūrėkim meilę, santykiai reiškia. Taip, pirmą pusmetį ir antrą pusmetį. Taigi, santykiai. Santykiai pirmam pusmetį.
abejingumas arba nenoras priimti kažko. Taip, santykiuose krachas. Kovojam. Kovojam su jausmais, ko gero, ar ne? Taip, pirmas pusmetis pas mus toks. Taip. Vat aš apie ką ir tau sakiau jau nuo gruodžio, ar ne? Kad pas mus reiškės... O dabar aš kaip tik ir užmėsiu akį. Yra velnės, tai yra prisirišimas. Taip, prie šito žmogaus. Ir kaip tik mums rodo, kad reiškia abejingai žiūri į viską. Pirmas pusmetis nieko gero nežada iš viso. Kodėl? Taip, padėsiu. Reiškia taip. Santykiai nutraukti. Labai bloga savijauta. Emocinis fonas irgi blogas. Čia bandysi atsiriboti ir dėl savęs kažką kovoti, nors supranti, kad myli, kad negali, kad viskas labai susipainioja, reiškia, bandysi išsilaikyti, bandysi, nu, vat ir negerai, aš negaliu paimti, bandysi kažkaip tai, žodžiu, išsilaikyti, bet tau bus sunku suprasti, todėl kad vyras yra labai toks, moka manipuliuoti, jis yra labai stiprus, bent jau pagal kortas jis yra labai stiprus. Kaip gyvenime, tai čia žinai visai kas kita gali būti. Ir jis situaciją pakabins taip, kad nei taip, nei ne. Nei už, nei prieš. Tokių, kad pasakytų perspektyvų, neduos. Va taip žais. Va tokie pasižaidimai, matai. Bet, žiūrėk, metų vidurys. Čia pas mus metų jau vidurys. Metų viduryje jis turėtų viską sugriauti. Jis išeina iš tavo santykių, ta prasme, jis priims sprendimą, kad ne, viskas. Santykiai išbyrės. Vat pirmas pusmetis toks, kad kol suprasi, kas vyksta, nors meilės bus pilna, bet dėja, nu vad ne šitas žmogus tau skirtas. Antras pusmetis tas meilė, taip, kaip praeis antras pusmetis santykiuose. Taip, vyrukas, kažkoks tai yra. Taip, man nepatinka. Gerai, taip, vyrukas kažkoks tai yra antram pusmetį. Štai jis toks, labai pasikėlęs. Šalia tų, šitas vyrukas... Taip, jis nori viską žinoti, jis nori viską pažinti, jis, kaip čia pasakyti, labai domėsis viskuo. Taip, dėl jo bus niekas neaišku. Galbūt daug kalbėsit, aptarinėsit, bet tikslių planų dar nebus. Tai irgi bus tokio pasirinkimo klausimas. Kurį laiką dar bandysit Kurį laiką dar bandysit kartu, bet nepavyks, todėl kad bandysit štai vat kartu kažką kurti, bet nepavyks labai, nežinau net kodėl, bet arba žmogus bus užimtas ir nepasakys, kad jis yra užimtas, arba tos vertybės žmogaus bus, nu, neteisingos. Nu, ne taip aš noriu. Aš noriu šeimos, aš noriu vaikų, aš noriu jaukumo, o čia, vat, tai finansiškai gal bus blogai, ar ne, bet ir pats skurdumas tokių, nu, vat, santykiai nesiklijuoja. Iš vis, nu, nesiklijuoja. Ir vėl mums rodo, va čia, vat, dar kartą mums rodo, kad vaikinas yra, štai, ir žiūrit viens į kitą, taip,
Taip. Bet ir vėl nusivylimas. Jeigu dabar skaičiuoti, tai jau trečias vaikinas, su kuriuo nesiklosto. Taip, pažiūrėkim dar. Kol kas nėra. Kodėl nėra? Vaikinų yra. O iš jų, jokios, kaip pasakyti, naudos nėra. Ir vat per visus metus nėra išvis jokios meilės, jokio šitų srity, net nežinau kaip pasakyti. Išvis meilės srity per visus metus, va taip kaip darbe mum rodė, ane, va ten viskas idealiai, čia išvis krachas. Ir vienas netinka, ir antras netinka, ir trečias netinka, ir visi tokie, bet dabar va turiu užklausti. Dabar žiūrėkim, ar yra ant tavęs kažkoks negatyvas, būtent, kad santykiai nesiglosto, ar yra kažkokia tai magija, ne magija, pavydas galbūt, kas trukdo tau, kad nesiklosto visus metus santykiai nesiklostys. Nei viens, nei antras, nei trečias iš vis. Kažkokie jie netokie, kažkas ne taip, kažkaip egoistiškai, kažkaip va taip. Matai, ir vis tiek, va, iš vis nieko. Gerai, žiūrėkim tada, kas paslėpta. Oi. Aha. Taip, dabar žiūrėkim, o kaip man jį dabar ištraukti. Aš kaip ir magijos nematau. Tiesiog, kad prisirišusi. Dar žiūrėkim biškį. Bent jau čia man nerodo, kad yra kažkas tokio, žinai. Tiesiog, žinai kas? Tiesiog gali būti va tokia psichologija tavo, ar ne? Man pakliūna tik, pavyzdžiui, gerintis, man pakliūna tik tai. Jeigu matai, kad tau žmogus netinka, iš vis nafik viskas. Man nepatinka, man netinka, man nereikia. O lietuviai iš vis jie yra labai nagli. Jie labai reikalaujantis, labai tokie nedraugiški vyrai, totaliai vyrai. Jeigu nori savo, žiūrėk, čia tik gal iš patirties aš tik, primesiu, jeigu nori, kad tau suprasti iš karto, minutę laiko, pirmas susirašinėjimas, labas. Žinai kaip jėgi, ką tu veiki? Tu atsakyk, pavyzdžiui, ką tu veiki. Tai kaip sekasi, kuo užsiėmi. Sakyk, ieškau vyro, kuris man pastatys namą. Pastatysi. Žinok, aš bandžiau. Nei vienas lietuvis nepasakė taip. Nei vienas. Va tokios iškart lauk. Всё, nepastatysi namą, lauk. Nereikia net atskintis, kodėl, kam tau tas namas. Ta prasme, tu ieškai perspektyvų tame vyrukė. Ir jeigu jis pasakys ne, o galbūt kažkas atsiras, kažkoks statybininkas ir pavyzdžiui, taip, sakys, taip, tai mano svajonė, taip, aš noriu namo. Tu neturi sakyti, kad tu jo neturi, ar kad tu neturi ten kažkokią tai žemės, neturi ar dar kažko. Čia nesvarbu, pats faktas. Ant kiek jam reikalinga ta moteris, tik kaip tarnaitė pabūt, peržiemoti šiltai. Ar jis nori ateitį, jau dabar nori, reiškia, dėti visas pastangas į ateitį. Koks jo motyvas, ieškant merginos. Nes dabar yra žiema, va žiūrėk, per visą gyvenimą, yra žiema, visi ieško kur peržiemoti. Supranti?
Kai tik oras atšąla, visi vyrukai lenda į lovas, kad tik peržiemoti. Kai tik šaltis baigsis, visi tepa slydes. Reiškia, aš užsienį, aš dar kažkur tepa slydės. Bus šalta, jis vėl atsiras tavo gyvenimą, nes nėra kur, kad peržiemot vėl šiltai, kad aš būčiau apskalbtas, reiškia, aprengtas ir šitą, aš pakentėsiu, bet čia aš turėsiu viską. Supranti? Vat psichologija tokia, galbūt tau trūksta va tokio supratingumo, ne? Tai vat, nebijok, pirmoji žinutėj, ne antroji, ne trečioji, nereikia tempti gumos. Todėl, kad jie moka greitai apeiti šitą visą reikalą. Iškart statysi man namą. Žinai, kaip jie atsako, o tai ko tu darysi? O koks tu skirtumas, ką aš darysiu, tu namą statai ar nestatai? Ne, todėl, kad tu barakuda. Iš kur tu sprendi, kad aš barakuda? Man reikia namo, man reikia šeimos, man reikia vaikų, man reikia. Va tuoj pat dabar, taip, mes moteris tokios, mums reikia iš karto čia ir dabar. Jeigu jis dabar nenori, pas jį nėra viduj, jau to suformuota. Jis ir toliau va toks ir bus. Šalai balai, ai, gal kažkada, ai, gal kažkur, ai. Ir tu sėdėsi ir nesuprasi, kodėl tas ai iš vis, niekaip negaliu suprasti žmogus. Todėl, kad tu jį jau tokį paėmei. O kam tu jį tokį paėmei? Iškart nustatai ribas, iš karto. Pasakai, ko tu nori ir nesvarbu, kad jis tavęs nepažįsta. Jis turi suprasti, kad pas tavę yra riba, reiškia namas. Čia vienintelė riba, ko man reikia. Reiškia, jeigu jis sakys, žinai, vat aš irgi galvoju apie namą, aš irgi rinkau pinigus, vat aš turiu ten 1000, ane? Bet neturiu, reiškia, kažkokio tai palaikymo, neturiu kažkokio tai dar finansinio pritekliaus, kad šitą ar kitą daryti, bet aš taupau. Ane, pas jį jau yra suformuota, jis galvoje savo suformavo kažkokią ateities viziją. Ane, kad tebūnė po metų, po 2, po 3, jis nusipirks kažkokį tai namą, kažkokį tai būtą ir galbūt bus geriau ir galbūt jis dar kažkur kažką padarys, padirbs, kad pagerinti gyvenimą. Ane, ir jis jau formuoja savo ateitį, netgi galvoje. O va šitie va paprasti, kurie peržiemotojai, matai, jie nieko neturi ir nieko neturės. Dar niekada neimk vyro su kreditais. Jis taip suformavo savo galvoje, kad jis paims kreditą ir iš to kredito, pavyzdžiui, kažką darys. Nieko nedarys. Ir vienas bus, ir antras bus, ir trečias bus, ir ketvirtas. Jie save užsuko tokiam rate, kad jiem atrodo, kad jie, va tuoj aš paimsiu kreditą, jį kažkur investuosiu ir būsiu milijonierius. Visio, milijonierius. Šito nebus, todėl kad jie nesugebėjo išeiti iš rato neimdami. O uždirbdami. Viskas. Šitą nafik išvis. Jie išvis, čia yra viskas. Žodžiu, nieko gero. Taip. Ką dar? Būna dar tokių, kurie ateina į gyvenimą tarsi jau po santykių, tarsi jau po santokos ir atrodytų, geras, kaip ir tvarkingas, kaip ir nėra ką iš jo reikalauti, ta prasme, pavyzdžiui, ir gamina jis, pavyzdžiui, ar ne, ir kažkokių minusų jame nėra, bet kaip ir įnešti į namus, jis nieko neįneša. Jis tarsi yra ir tarsi nėra, tarsi kaip ir palaiko, kaip ir padeda, bet kaip ir nepadeda. Taip įdomiai būna, netgi tokių būna, ar ne? Išlaiko tokį balansą, bet, pavyzdžiui, nepadeda už paslaugas susimokėti, nepadeda kažkur ten remonto padaryti, nepadeda, parnešti maišų kažkokiu, tai irgi labai moka gražiai manipuliuoti. Su tokiais irgi atsargiai, ar ne? Nes aš tavo gyvenime nematau normalaus, tvirto, tvarkingo vyro. Visus metus jo nėra. Pabandyk juos persijoti. Persijoti per dar tankesnį kažkokį tai sitą. Dar kartą pabandyk dar pažiūrėti įvairius psichologus, galbūt tau padės tai atsijoti juos dar kitaip, todėl kad čia nei vieno gero nėra. Žiūrėk. Aš tau parodysiu. Atsiprašau už tokį moralą,
Aš tau parodysiu, aš ne šiaip savo įsakau. Dabar žiūrėk, aš tau parodau. Turim velnį. Velnės tavo atsiūs dar vieną vyruką. Dar vieną vyruką. Supranti? Jis bus seksualus, charizmatiškas, judrus, nu prям... Su tuo pas mus dar yra jėga balta ir jėga juoda. Supranti? Oi, atvirkščiai. Juoda ir balta magija, jėgos. Jos dirba šalia, jos dirba kartu. Tai yra sunkiausia. Kai dirba viena jėga ant tavęs, tu supranti konkrečiai, o čia dirba dvi jėgos. Ir tu negali žinoti, kuri yra normali, kuri yra nenormali. Aš nesakau, kad gera ar bloga, bet normali, kuri tau tinka. Tu, reiškia, gali mėtytis tarp aistros ir kažkokio tai lengvumo, euforijos kažkokios tai, ar ne. Ta prasme, gali tave labai stipriai mėtyti. Vat aš dėl to bandžiau žiūrėti, ar yra magija. Jos kaip ir nėra, bet kaip ir yra, gali jaustis kažkoks tai, trumpas poveikis, ar ne? Bet galbūt, bet kadangi jos pas tave abi jėgos, žiūrėk, matai, pas tave yra abi jėgos, dėl to yra ir sudėtingumas. Kad šitas sudėtingumą įveikti, reikia pasinerti psichologiją. Nubrėžk savo ribas pati savo, bet dėl kitų. Ką tu nori patraukti iš gyvenimo. Vat kaip sakau, reiškia, kokio tipo tu vyro nori, kokias sąlygas tu jiems suteiksi. Nelabas, viso gero, kuti. Ne, iškart tiesiogiai sakyk, ko tu nori nuo jo. Todėl, kad vyrukas yra ir vyrukas gali būti visai neblogas, taip, su gerom perspektyvom, taip, su kuriuo galima bus įveikti visas kliūtis. Bet yra toks momentas, kad jis gali būti, gerai, jeigu tai pasitvirtins, kaip jis atlaiko visus smūgius. Super. Ne? Vat jis toks kietas ir tą sugebėjo, ir nesugebėjo, ir savo kažkokias teisės ir pareigas įrodė, ar ne, jis kažkaip prasimuša. Tai yra labai gerai. Nes vat jis, žiūrėk, vat jis čia atjojo ir jis, vat yra visai kartu. Vat jis taps va toks, vat va fainas. Ta prasme, vyrukas yra ar bus, bet tas egoizmas, net nežinau su kuo. Jis geras vyrukas, jis sunkiai dirbs, jis atneš pinigus, štai žiūrėk, koks valdovas. Matai? Tarp kitko. Nepabijok, kadangi pas tave yra dvi jėgos, nepabijok pabandyti su jais rasti ryšį. Pavyzdžiui, užrašydama ant popieriaus, taip, nuo 1 iki 3, girdi? Nuo 1 iki 3, nuo 1 iki 6 ir nuo 1 iki 9. Tokie skaičiai turi būti 3 punktai. Prie kiekvieno šitos punktus turėsi atlikti 7 kartus. Tai čia kaip minimum 7 kartus, bet jos reikia atlikti 30 kartų. 30 dienų. Bet kadangi pas tave 2 jėgos, aš manau, tau 7, tai yra savaitė. Savaitės užteks. Prie kiekvieno punkto užrašai, nenoriu vyro. Vyras toks ir toks ir toks. Pavyzdžiui, aukštas vyras, darbštus, kuris pastatys man namą. Va taip. Ir va taip 3 kartus, po to 6 kartus, po to nuo 1 iki 9 kartus. Taip, tai darai 7 dienas. Ir tai suveiks ne blogom ir ne gerom jėgom. Tu tai kaip antspaudą padėsi, kad va toks ir toks tau vyras reikalingas. Ir nepastebėsi, nežinau, gal mėnesis, duok dieve mėnesis. Tau atsiūs normalų vyrą, kuris iš karto, bus pirma žinutė ir jis tau iš karto parašys, ko jis nori gyvenime. Iš karto, priam iš slenkščio. Taip, galbūt jis nebus idealus,
ane? Nu, visi mes neįdėlus, bet vyras bus geras. Taip valdingas, taip stiprus, taip kažko pasiekęs, dirbantis, atnešantis pinigus ir apskritai gal daugiau fiziškai pasirengęs, fiziškai dirbantis, ar ne, bet jis bus geras. Tai, kad tu pati gali savo pritraukti gerą vyrą, gerą partnerį iš viso. Ir tau tiesiog reikia mokinti save, galbūt iš kitos pusės kažkaip pasižiūrėti, ar ne? Tai va, siūlau tau pasinaudoti tokiom mano patarimais ir kągi, man atrodo, aš pasakiau tau viską, sėkmės.